vaizdas buvo visai kitoks, todėl kad varžovas buvo silpnesnis, priešininkai žaidė nepagrindinė sudėtim, berods buvo 3 žaidėjai iš penktadienio, todėl aišku, norėjusi įrodyti, kad mes turim daugiau lygiaverčių žaidėjų, lygiavertę pamainą ir manau, tai buvo pagrindinis skirtumas. Mes kažko ypatingo lyginant su penktadieniu neparodėm, žaidėm pagal tą patį planą, tačiau skirtumas varžovė. Aš džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko įmušti įvartį. Džiaugiuosi, kad komanda laimėjo ir dabar su gera nuotaika važiuojam namo ir ruošimės Supertaurei. Komandos tobulėjimui ribų nėra, todėl norėsim, kad jinai jauktų, kad jinai stiprėtų kiekvieną dieną ir čempionato metu. O pasiruošimą labai gerai vertinam, buvo sudarytos labai neblogos sąlygos, galėjom treniruotis visą laiką pastogų, neįtakojo mūsų pasiruošimo nei vėjas, nei lietus, nei jokios oro sąlygos ir būtent galėjom labai kryptingai, sistemingai dirbti, kas yra labai svarbu tada, kai tu pakeiti gana daug žaidėjų prieš čempionatą, todėl pavyko išvengti kažkokių didesnių traumų, visą laiką galėjom treniruotis ir žaisti su pagrindinė sudėtim, su tais žaidėjais, kuriuos noriu matyti kaip komandos branduolį, todėl manau, kad čempionato pradžiai ateinam tikrai su gera nuotaika, bet kaip ir sakau, kad pasiruošimo etapas tai nėra kažkoks etapas, kuris baigėsi ir dabar mes jau pasiruošę, dabar jau žaisim. Tas pasiruošimas, jisai vyksta kiekvienom rungtynėm, kaip mes komandai sakom, kad svarbiausias yra sekančios rungtynės, todėl nuo rungtynių iki rungtynių visada stengsimės gerinti žaidimą ir toliau.